Taigi, sveiki visi. Bandau su dar vieną pamokėlę. Šiandieną aš paaiškinsiu, kaip atsisiųsti Windows failą ir jį įrašyti flashu. Tai jeigu Windows 10, mes šiame video siūsim Windows 10. Tai jeigu norime atnaujintos versijos, kuri buvo išleista 2019 metais, tada einame į Microsoft website ir tiesiog rašom download Windows 10. Tai yra į Google. Ir kai atsiras Microsoft website'as, tada ten galėsim, matot, galima atsisiųsti Media Creation Tool. Kaip elgtis su Media Creation Tool, aš paaiškinsiu kitoj pamokėlėj. Tai čia, jeigu norite atsisiųsti versiją 2.2 22 metų atnaujinimą. Bet mes norime atsisiųsti 2015 metų versiją, ne 22 metų versiją. Tai yra 2022. Tai ką mes rašom? Mes rašom download Windows 10, bet prie jo pridedam raidelės RTM. Ir dabar čia galima parsisiųsti tą. Tai kaip matot, Windows 10, Home and Pro, Spanish. Ne. Čia galim dar rašyti Lithuanian. Tipo lietuviškai. Kad būtų lietuvių kalba. Home and Pro. Ne? Mes paspaudžiam. Va čia yra nuotrauka, kaip jis atrodys. ISO image. Ir dabar ieškam lietuvių. Lithuanian, bet dabar kaip mums pasirinkti, ar X32 ar X64? Ar mūsų kompiuteris 32 bitų, ar 64? Tai labai paprasta sužinoti. Einame į parametrus. Jeigu pas jums senesni Windows, kaip Windows 7, tai ant My kompiuterio ikonėlės palaikom dešinę klavišą ir paspaudžiam ypatybės ir tada ten rašys. Bet dabar, sakykime, jeigu pas mane dabar yra Windows 10, ne, tai aš einu į parametrus ir ieškau sistema. Čia apie surandam. Ir čia, kaip matot, sistemos tipas. 64 bitų operacinė sistema, x64 pagrindo procesorius. Jeigu čia rašytų 32 bitų operacinė sistema, bet čia rašytų x64, tai tada pilnai galima dėkti 64 bitų. O jeigu čia rašytų 32 bitų ir čia x86 arba x32, tai reiškia, kad dėkti galima tik tai x32 versiją. Pas mane, kadangi čia rašo x64, aš galiu siųstis x64. Aš neinstaliuosiu į šitą kompiuterį, aš instaliuosiu į kitą, ant kurio aš jums parodžiau praeitame video. Bet ten irgi yra 64 bitų. Aš tai nesu patikrinęs. Tai mes spaudžiam Win10 Lithuanian x64.iso. Jeigu pasim 32 bitų, tai spaudžiam šitą. O jeigu pasim 64 bitų, tai spaudžiam šitą. Matot, 32 bitų 2,7 GB, 64 bitų 3,7 GB. Tai jau aišku didėja šitas
aišku, didėja šitas failo dydis. Aš dabar truputį pristabdysiu. Taigi, man neparsisiuntė, bet aš, sakykime, išsikėliau iš kito kompo, kadangi per ilgai truko tas jau siuntimas. Nu ir kaip dabar mums įsirašyti, aš matyti, įsirašiau, matote, šitą tokį papkę. ISO failai, kurią aš susikūriau, jum parsisiuntus, tai bus atsisiųsti failai papkiai, bet aš įsirašiau į ISO failai iš kito kompiuterio, kadangi man per ilgai truko siuntimas. Tai kaip dabar mums įsirašyti į tą flešiuką? Tai pirmą, mums reikia patį flešiuką prijungti. Jeigu turit kokių nuotraukų ar kokio filmų, viską kažkur kitur susirašykite į kažkokią kitą papkę kompiuteryje, tada tą papkę gal į kitą flešiuką ar į diską, nes viskas bus išteminta iš to flešiuko. Tai dabar mums reikia tokios programos Rufus 4.7 arba belė kokia versija, nesvarbu. Spaudžiam taip. Nu ir va. Mums rodo mūsų flešiuką, kad 32 GB. Turi būti bent jau 8 GB flešiukas. Dabar čia pasirinkti atvaizdą. Tai ISO failą. Dabar jūs tai eisit į atsisiųsti failai. Ir tada čia kažkur jį surasit. Bet aš einu į darbalaukis, į ISO failai papkę ir va čia šitas. Dėl to, kad aš atsikėliau iš kito kompiuterio ir kėliau ne į atsisiųsti failai papkę. Bet jums tai bus atsisiųsti failai papkiai. Ne kažkokio čia papkiai. ISO failai papkės tokios net nėra, aš čia ją susikūriau. Specialiai taip suinstaliavus Windowsus jos nėra, aš čia ją jau susikūriau. Nu, pasirenkam savo tą ISO failą, spaudžiam atidaryti. Atvaizdo parinkti standartinį Windows įdiegtis. Dabar čia skaitinių schema, paskirties sistema, ar ne? Dabar šitam kompiuteryje yra UEFI BIOS tas. Bet tam kompiuteryje, kuriame kurį aš diegsiu, tai nėra UEFI. Kaip pasižiūrėti, ar yra UEFI ar ne, tai galima įlysti į BIOSą, pasižiūrėti, ar palaiko UEFI ar ne. Jeigu nepalaiko, tai galima įjungti. Bet jeigu nenorite įjungti ir jūsų kompas iš vis net neturi tokios funkcijos, jeigu žiūri senas, tai paspaudžiam skaitinių schemą, čia pasirenkam MBR ir čia matot BIOS arba UEFI CSM. Šitą visi kompiuteriai palaikys, senesni. Jeigu jūsų naujesnis kompiuteris, tai rinkitės GPT, jeigu senesnis, tai MBR. Dabar formatavimo parinktis. Čia galima pavadinti savo flešiuką kažkaip. Aš tiesiog pavadinsiu Windows 10. Windows 10. Failų sistema NTFS ir spaudžiam pradėti. Dabar čia nieko. Įspėjimas. Visi duomenys įrengę SD-USB bus sunaikinti. Tai jeigu dabar turit kažkokių failų, išsikelkit juos į kokią papkę kitą. Aš čia neturiu nieko svarbaus. Tai spaudžiu tiesiog gerai. Ir dabar rašau flešiuką. Arba matot, man atsidarė flešiuko būsena. Dabar pamatysit, kaip pradės viskas čia atsiradinėti failai. 1% jau matot, nusikopijavo. Sakykim, dar kol kas tuščia.
Dar kol kas tuščia. 8%. Matot, pakol kas dar. Va, aš dar kartą paspaudžiau ir kaip matot, man rašo jau čia visi failai, kurie susikopijavo. Tai boot papkė, FI papkė, sources papkė, autorun, bootmagara.fi, setup.exe failas, tai yra būtiniausias failas. Tai yra pačia Windows instaliacija. Bet be šitų failų setup failas negali veikti. Setup failas yra būtiniausias, bet be visų šitų jis būtų tiesiog koruptuotas. Jie jį padaro, kad jis veiktų ir tada jisai visus Windowsus įdėgia. Jis būtiniausias failas, bet kad jis veiktų reikia šitų dar 6. Ir nežinau, gal dar kokie čia atskopijos. Turbūt visas tas papkės dabar kopijuoja. Nes tos papkės irgi turi savo va čianai. Va, matot, jau atsirado tose papkėse kažkiek. FI, boot, Microsoft, boot, fonts, tada sources, o taip pat padėjome, kiek šis sakvarė. Čia dalala, bidi, salai. Čia turbūt bus. Jo, čianai nuotrauka, kur matos Windows instaliacijos gale už to lango. Ta nuotrauka yra įdėta. Va, matot, 88%. Kai čia yra šis pasiruošęs arba ready, tada galėsim jau uždaryti ir jūs turėsit savo flešiuką, kuriame yra Windows instaliacinį failą. Matot, jau 99%. Ir va, kai čia rašo, kai yra toks garselis, turbūt, kad girdėjot, jeigu negirdėjot pas mane, nes aš čia rašau iš kompiuterio mikrofoną, kuliom toks garselis buvo. Ir po to garselio čia parašo pasiruošęs. Viskas. Galime paspausti uždaryti.
Dabar jūsų flešiukė jau yra viskas, ko reikia Windows instaliacijai. Dabar galite pažiūrėti mano praeitą video, praeitą pamokėlę, kurioje aš paaiškinu, kaip juos suinstaliuoti. Tai šią pamokėlę pažiūrėjus ir įsirašius į flešiuką Windowsus, galite dabar jau žiūrėti mano praeitą pamokėlę ir instaliuoti Windowsus į savo kompiuterį. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto. Su jumis buvo Windows.